Treneri, tikrai intensyvi kova aikštelėje visas rungtynes, tačiau neigiamas rezultatas, kas nepavyko šiandien. Tikriausiai, kad šiandien nebuvome verti pergalės. Iš esmės gal rezultatas toks ir neatrodo, kad skirtumas būtų didelis, bet šiandien Vytis buvo visa galva geresni už mus ir tiesiog reikia šitą faktą pripažinti ir stengtis eiti į priekį, nes žaidėm visas rungtynės sunkiai, dar Šarūno tik tai Vasiliausko pavieniais individualiais sugebėjimais dar sugebėjome būti varžybose, bet jeigu kažkokius keliame savo rimtesnius tikslus šį sezoną, tai tikrai tokių žaidimų jų nepasieksim. Ketvirtajam kėlinyje pritaikė tą spaudimą, kuris atrodo kažkuriuo metu lyg ir suveikė ir beveik buvo grįžę į tas rungtynės, tačiau varžovai vėl pabėgo. Kas tuomet įvyko? Biškai išsileidom tokį universalesnį penketą ir ėjom va-bank ir vienu metu gal kažkiek ir buvom juos išgąsdinę, bet po to pametėm visiškai galvas patys ir patys uždarėm rungtynes.